Sveiki visi, tai va norėjau pasisveikinti su jumis, turbūt jau paskutintą dieną laukia, tai žmogus draugė, kurie atvažiavus buvo iš Vilniaus išvažiuoja, padėjo kiek galėjo, tai dabar vėl teksiuosi pasidėti namuose su savo pagalbininkais, kurie aišku dėja, bet dėl sveikatos problemų nelabai gali jau išvežti į lauką. Tai va teks vėl nuobodžiauti ir vėl kiekviena diena be abejo kainuos. Nes šis žmogus, kuris atvažiavo, tai neatlygintinai mane prižiūri, padeda, pabuvo. Tai didelis dėkui jam, pagarba. Tai va to toliau, liksiu va jau nuo pirmadienio vienas, kaip sakoma, su savo pagalbininkais tais senais, kurie po parą, po dvi būdavo. Bet jie, kaip ir sakiau, turi patys sveikatos problemų jau, tai jie daug labai nepadės, tik tai, kaip sakoma, tos pagrindinius dalykus padės, ką jau man būtina namuose, lovoje. Tai va, tai tokios naujienos ir šiaip viskas gerai, bent jau tiek, reikia džiaugtis gyvenimu, kiek galima. Tai va, vėlgi, kaip ir minėjau, teks mokėti, tai labai prašau jūsų pagalbos, be jūsų aš tikrai neišsisuksiu. Taipogi, kaip ir ankstesnėse video sakiau, turiu paskolas, po 500 eurų į mėnesį turiu mokėti. Tai va, ir tą paskolą panaudojau tiek mamai palaidoti, tiek pragyvenimui, tiek žmonėm mokėti. Tai va taip, tokia situacija sunkiai mano. Tai va, jeigu kas galit, kas turit tokį norą pagelbėti man, padėti, kad kažkiek būčiau laimingesnis gyvenime šiame. Būčiau dėkingas labai jums. Tai ir ką galiu pasakyti, tiesiog prašau tos pagalbos. Jeigu jūs galit padėti, tai būčiau tikrai be galo labai dėkingas. Tai va, ir laimino jūs Dievas. Oi, nelabai to Dievu galbūt ir tikiu, gal ir tikiu, vieną dieną tikiu, kitą dieną nusiviliu, žinot. Na, bet, kaip sakoma, reikia vis tiek pozityviai mąstyti. Tai, kaip sakoma, jeigu vien tik negatyvios mintis bus, tai taip niekur nebus. Tai va, tuo pačiu noriu pasakyti, kad kiekvienas mes turim savo tą pozityvumo gyslelę ir ją reikia pajudinti šiek tiek. Tada bent jau, manau, kažkiek tikrai pagerės visiems, kas tą gvildens. Tai va, tai tiek iš mano tokio pamąstymo, patirties. Tai va, ir be galo dėkingas jums, myliu jūs, tie, kas padeda, kas pyksta, atleiskit. Tai va, ir tiek, geros dienos, ačiū jums. Myliu jūs labai, stiprybės jums, laimės, džiaugsmo visiems. Pasižiūrėkit va į mane, va tokiai būklė kaip būnant, vis tiek kažką stengiuosi, va neinu į tos slaugos namus, būnu, nors ir daug ko nepapasakoju jums, žinokit, daug ko jūs nežinot, jūs kas namuose pas mane kaip, galbūt kažkada, bet ir pačiam nelabai jauku pasakot, bet yra sunki situacija, žinokit, labai. Tai tiek, bet stengiuosi. Taip ir jums tokios vilties, kad stengtumėtės dėl savęs, nenuleistumėt nosies, surastumėt kažkokią veiklą, kam nėra ką veikti, kam sunku, širdį kažko norisi naujo. Ir tiek, nežinau. Tai vat, po to įkelsiu postus apie savo istoriją gyvenimo, tiek ir savo rekvizitus, kad galėtumėt man padėti. Tai vat, ačiū jums dar kartą ir sėkmės visiems. Dėkoju.